Andželika, dabar pakalbėkime apie kokie dokumentai reikalingi parduodant būstą. Oi, nu tai pirma, ko reikia, tai faktas preliminari pirkimo pardavimo sutartis. Čia turint omeny, kai mes jau pasirašom, įsiunčiam tos dokumentus notarui. Tai gerai, ko mums būtinai reikia? Tai yra, registrų centro išrašas galbūt labiau yra pirkėjui, kad jisai pamatytų, kokia yra situacija su šito būtų. Tada čia būtų bylutė. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, būtas arba namas, tai inventorinė bylutė, o jeigu tai būtų, pavyzdžiui, sklypas, tai kadastrinių matavimų byla. Teisingai? Taip. Turimgi viską parodyti ir tarp kitko, jeigu tai yra žemės sklypas arba namas su žemės sklypu parduodamas kartu, tai turi būti būtinai antspaudas registrų centro, kad šitas dokumentas yra patvirtintas, nes kitaip tiesiog notaras jo nepriims. Tada toliau, asmens dokumentai, kas be ko galiojantis, tarp kitko, jeigu jūs turite sutuoktinę arba sutuoktinę, tai reikia juos paimti. Taip, sutikimas. Taip, sutikimai, tai tada ko dar reikia? Turbūt leidimas parduoti iš notaro, jeigu tu turi nepilnamečių vaikų ir tai yra vienintelis jūsų turtas. Dar susiję dokumentai, manau, irgi kas be ko dauguma perka su kreditu, tai žmogus, kuris perka, tai turi, aš visada sakau, pasidomėti banke, ar bent jau gauna kreditą tokiai sumai. Taip. Ir tada jau faktas, jeigu preliminarę pasirašys, tai jam reikės vertinimo daryti, tai vertinimo dokumentas, ir po to sutarties su banku, kad pas notarą eiti arba garantinio rašto. Taip, tai va čia tokie galbūt pagrindiniai dokumentai, kurių reikia. Aišku, vėlgi, turbūt kartosim tai ne vieną kartą mūsų video, kad kiekvienas atvejis, kiekviena situacija yra labai skirtinga ir, pavyzdžiui, ko reikia vienam, galbūt nereikės kitam. Teisingai? Teisingai. Jeigu turite klausimų dėl dokumentų, tai visada galite parašyti mums, kontaktai bus po video. Tai drąsiai klauskite, mes tikrai pakonsultuosime, tiek aš, tiek Andželika, bet sakau, kiekviena situacija yra skirtinga ir būna, žinokit, klientų su nesutvarkytais dokumentais, tai tada užtrunka tas laikas, kol juos sutvarkyti, nes būna būtas padaryti pertvarkymai ir neatnaujinta bylutė. Tai aišku, ne problema, bet tai yra papildomos išlaidos, reikia užsakyti naują bylutę. Bet, žinai, aš galiu pasakyti, kartais tai būna problema. Pavyzdžiui, įsivaizduok, padarė kapitalinį remontą, nebuvo jokių leidimų nieko. Pavyzdžiui, reikia perdaryti bylutę, pasikreipė, nežinau, į matininkus, sako, tai jūs labai čia viską daug pertvarkėt viską. Tai reikia projekto iš architekto. Tada prasideda problemos, nes projektai vis tiek, jie užtrunka. Tai faktas, kad tai gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki pusės metų. Šiaip, pagal viską. Tai šitoje vietoje yra labai svarbu tos dokumentus tvarkyti iš anksto. Todėl prieš pradedant pardavimą reikia visą laiką sužiūrėti, ar pas jūs tikrai yra tvarkingi būtent šitie dokumentai. Ne? Taip, o tai reikia ką padaryti, kaip juos patikrinti, tai arba kreiptis į kompetentingą, gerą brokerį, tai pavadinkim, kuris bent jau kažką supranta. Rašykit mum. Kreiptis į brokerį arba bent jau notarui galima išsiųsti ir tikrai jisai pasakys, ar su tokiais dokumentais galima parduoti ar ne. Taip, ir jeigu, aišku, kaip ir minėjo mano kolegė Silvija, jeigu jūs turėsite daugiau klausimų ar, pavyzdžiui, kažkokių tai situacijų, tai tikrai drąsiai komentuokite, mes jums padėsime visiškai nemokamai, nes kodėlgi ne, jeigu mes galim tai padaryti. Taip. Ir kaip ir sakė, kontaktai yra aprašyme. Tai lauksim jūsų žinučių.